Mano meilė. Nuo pat pirmos akimirkos, kai tave sutikau, žinojau, kad esi ypatinga. Daugiausia todėl, kad juokais iš mano nekingų baimė. Tu esi geriausia mano draugė ir puikiausia gyvenimo palydovė, kokią tai galėjau sutikti. Šiandien pasižadu tave visada prajuokinti, net jei reikės kartoti tos pačius nejuokingus bairius ar tas pačias istorijas 1000 kartų. Pažadu būti tavo nuotykių partneris, nesvarbu ar tyrinėtume naujas vietas, ar tiesiog ieškotume televizoriaus valdymo pultelio. Pažadu būti tavo partner in crime ir visada pasirašyti po mūsų spontaniškom ir beprotiškom idėjom. Įsipareigoju tave mylėti net tada, kai esi išalkusi ir pikta. Įsipareigoju visada pasidalinti paskutiniu picos gabalėliu, net jei ir labai jo norėsiu. Žiūrėti kvailas komedijas kartu su tavim, net kai vyksta svarbių žalgirio rungtynės. Pažadu būti tavo didžiausias gerbėjas ir palaikytojas visose gyvenimo situacijose. Asmeninis meistras su YouTube pagalba. Kiekvieną dieną stengtis būti geresniu nei buvau vakar. Pažadu, kad visada stengsiuos nepamiršti to padaryti. Ir pasižadu branginti kiekvieną akimirką kartu, žinodamas, kad kiekviena diena su tavimi yra dovana. Myliu tave labiau nei maistą, kurio nereikėjo gamintis patiems, kas jau šitą reiškia. Myliu tave, Gabija, dabar ir visada. Karol, šiandien stoviu prieš tave ir svarbiausius mums žmonės. Ir noriu tau padėkoti, kad prieš 10 metų išdrįsai man parašyti per SKFM, kad padedi išgyventi blogas dienas ir džiaugiesi kartu geromis. Aš įsipareigoju tave mylėti, net jeigu tu užsakysi picą su ananasais ar paliksi daiktus ne vietoje. Įsipareigoju visada burbuliuoti ir erzinti tave ir prašyti išplauti grindis ir indus kartais. Būti visada šalia ir padėti apsispręsti, padėti palaikyti tave visose gyvenimo etapuose ir žinoma padėti daiktus surastus, kurie yra prieš akis. Visada prisiekiu juoktis iš tavo juokelių, net jeigu ir nebus jie man juokingi. Ir pažadu pažiūrėti kartu Transformerius ir Žiedų valdovą, gal net visas dalis. Ir svarbiausia, pažadu niekada nepamiršti, kad aš esu visada teisi. Ačiū, kad esi mano geriausias draugas, su kuriuo noriu dalintis viskuo, su kuriuo kuriame prisiminimus kartu. Ir dabar turime naują šeimą, kol kas tik mūsų 2 ir Pukė. Noriu dar pasidžiaugti, kad pagaliau galėsime ne tik matuoti žiedus, bet juos ir nešioti. Šiandien mes pradedam bendrą kelionę, šiandien ir visada.